23 uždavinyje pavaizduotam brėžinyje parabolė, kurios lygtis yra y lygu x kvadratu plus 1 ir tiesė y lygu ax plus 1. Yra plotas, susidaro plotas tarp šių dviejų kreivių. Reikia suskaičiuoti, su kuria a reikšme šis plotas yra lygus 36. Pirmiausia, reikia suskaičiuoti šių dviejų grafikų sankirtos taškus. Tai x kvadratu plus 1 lygu ax plus 1. Sprendžiame štai tokią lygtį. Pertvarkę reiškinį gauname x kvadratu minus ax lygu 0. X išsikeliame prie skliaustus. Ir gauname dvi reikšmes x lygu 0 arba x lygu a. Vadinasi, antrojo taško x yra a. Plotą skaičiuojame naudodamiesi integralu. Nuo 0 iki a apibrėžtinis integralas. Iš viršaus plotą riboja tiesė ax plus 1, iš apačios plotą riboja parabolė x kvadratu plus 1. Mes ją imame su neigiamu ženklu. Pertvarkome pirmiausia šitą reiškinį, kuris yra viduje. Gauname ax minus x kvadratu. Tada jau integruojame. Turėsime ax kvadratu iš 2 minus x trečiuoju iš 3. Nuo 0 iki a rėžiai. Įsistatę rėžius turėsime a trečiuoju iš 2 minus a trečiuoju iš 3 ir minus 0. Rezultatas yra a trečiuoju iš 6. Šis gautasis plotas turi būti lygus 36. Sprendžiame lygtį a trečiuoju iš 6 lygu 200. Lygu 36. Pertvarkę reiškinį gauname, kad a trečiuoju yra 216 ir a yra 6. Atsakymas 6.